Šitoj vietoj buvo šiltnamis, jisai čia buvo pratęstas, matosi liekanos jo. Atpjojom dalį šiltnamio ir nugriovėm, kita dalis dar yra likusi, šeimininkas ten mėgsta pomidoriukus ir agurkėlius paauginti. Šitam šiltnamiui vis tiek paskutiniai metai, paskui nugriausim likusią dalį ir pasistatys naują šiltnamį. Stogo danga bus ta pati kaip ir ant pagrindinio namo, bužvynas. Galbūt šitoj vietoj būtų geriau skarda, nes yra šalia miškas. Ta prasme, norim, kad būtų bendras vaizdas, ne? Kad šauktųsi vienas namas su kitu, kad nebūtų ten kažkokio kičo. Tai pasirinko šeimininkas žvyną. Šitam namui, pagrindiniam tam stogui tikrai daugiau negu 5 metai ir viskas gerai. Apart to, kad samanoja. Tai samanuot taip. Patogiau man būtų ventiliuojamų fasadų šiltinti ir... Šiaip aš iš esmės mėgstu labiau ventiliuojamą fasadą, bet tai irgi, žinai, čia piniginis iš esmės klausimas. Ventiliuojamas ir polistirolas su klinkeriu kainoje nebaisiai daug skiriasi, žinai. Bet čia tiesiog, kad būtų tas vienas... Vientisumas. Vientisumas, vienas ansamblis tas. Ar nesudėtinga būna išlyginti sienas polistiroliu? Jeigu jinai labai kryva, tai taip, būna ir sudėtinga, bet tai iš pradžių su vienu sluoksniu išsilygini, o su kitu sluoksniu jau normaliai šiltini. Su plonu sluoksniuku, ta prasme, pasilygini tas kryvas vietas, tam duobės ir taip toliau, nulinkimus kažkokius, o paskui jau šiltini normaliai.